Sveiki! Kaip ir žadėjome praėjusioje laidoje, šį kartą jums paruošėme itin charizmatiškos moters sėkmės istoriją, kuri medikų teigimu įveikė nepagydomą ligą. O stebuklu galėtume pavadinti ne tik Renatos Venslovienės širdies ligos pasitraukimą, bet ir 6 asmenų šeimą. Šiandien Renatą Venslovienę matome kaip laimingą ir elegantišką moterį, atsakingą 4 vaikų mamą, daugybę žinių apie sveikatą turinčią lektorę. Ir dabar sunku patikėti, jog ši aktyvi moteris, būdama moksleivė, net negalėjo dalyvauti fizinio lavinimo pamokose, o jaunystėje jai gydytojai rekomendavo neturėti vaikų. Vaikystė buvo kaip ir visų to meto vaikų, lakstėm, žaidėm, medžiais karstėmės ir gyvenom smagiai. Bet vienu momentu pastebėjau, kaip vaikas, kad kažkas negerai. Va širdelė plaka ten greitai ir panašiai. Pasiskundžiau mamai, ten auklėtojai, pasakė, kad mažiau lakstyk, nes tikrai buvau judri, aktyvi ir labai norėjosi visur visko. Ir tik po to vėliau jau buvo užsekta, pamatyta, kad turiu širdies ritmo sutrikimus, kurie įtakoja, sakykime, mano fizinę veiklą ar ne, mokykloje besimokindama nelankiau fizinio lavinimo pamokų, nes mokytojai bijojo manęs, mano tų priepuolių, nes buvo neištirta, buvo nežinoma, kodėl tai yra, kas tai yra, nes ritmas, kai sukildavo ritmas, tai būdavo ten ir virš 200 ir buvo atveju, kada daro širdies kardiogramą, o datėlė nespėjo rašyti, peršokinėje, ten neaišku tada, kokio greičio tas ritmas ten būdavo. Tai tiesiog saugojo mane visi ir močiutė, ir tėvai, ir ten dirbti kažko jau turi Renatėlė, tik pasėdėk, tad čia geriau nieko nedaryk ir va taip. Augau su tuo, daktarai minėjo, kad galbūt išaugsiu, gal čia augimo, brendimo periode, tai viskas taip vyksta. Bet kai jau subrendau, ta branda atėjo, sakykime, fizinėje 18-20 metų ir nieks nesikeičia, o dažnėja ir jau reikia vaistų ir panašiai. Buvo priimtas sprendimas, kaip ir tokia, neina sakyti, kad tai operacija, nes nebuvo atverta krūtinės ląsta, bet zondavimas per kraujagyslę iki širdies ir uždeginimas tam tikro nervo, sakykime taip. Tai porą tokių procedūrų buvo atlikta, bet jos padėdavo pusmečiui, sakykime, po pusmečio vėl atsinaujindavo tie visi priepuoliai. Ir kasdienis vaistų gėrimas ritmo reguliavimui. Žinai, kai tau 22, ten 24, esi jaunas, pilnas jėgų ir nori gyventi pilnavertiškai, o negali. Ir tada pradedi mąstyti ir galvoti, o kaip pakeisti visą tai, nes ištekėjau gana jauna, mes su vyru pradėjom draugauti dar 11 klasėje ir tada po vidurinės, ten 19-20 ištekėjau. Tai gal 7 metus gyvenome be vaikų, dėl savęs, taip tiesiog, nes daktarai patarė ir kad nesusilaukti, nepastoti, nes tai yra rizika ir panašiai buvom susitaikę ir su tuo, kad neina, negalima, tai kaip nors ir nereikia. Bet vis tiek eina tas laikas ir norisi visko, norisi to, ką turi kiti galbūt, ar ne, matai tuos vaikus, matai pilnavertį gyvenimą ir jo norisi. Tuomet moterį ypač išgąsdino medikų planai daryti dar didesnės operacijas ir širdies ritmą stabilizuoti stimuliatoriumi. Ši ir kitos patirtys buvo paspirtis ieškoti būdų pasveikti. Pasak moters, būtent tada, kai pradedi ieškoti, atsakymai ateina patys. Jų prognozijas buvo, kad jeigu tai nepadės, tai reikės ir širdies ritmo stimuliatoriaus, jau prasidės intervencijos dar didesnės ir tada man buvo šokas, kad aš taip nenoriu, aš noriu kitaip. Ir pradėjau ieškoti informacijos, pradėjau skaityti literatūrą, knygas, kažko daugiau jau ne tik iš medicininės pusės. Ir kai žmogus, esu įsitikinus, kai žmogus yra pasiruošęs, kai užduoda klausimus, ateina atsakymai. Aš dar ir pati vaikystėje, jaunystėje turėjau tokių patirčių. Vieno priepuolio metu, kada buvo labai didelis ritmo sutrikimas, buvo tokia patirtis, kai, nesakau, tai nebuvo koma, nes aš buvau sąmoninga, bet guliu lovoje kambarį, bet tuo pačiu metu matau, kas vyksta lauke tarsi. Matau, kad mama ten verkia pasikavojus, kad aš nematyčiau, jai atrodo, kad taip negali man padėti, jai baisu ir aš galvoju, kodėl jinai bijo, kodėl jinai verkia, tam kitam lygyje, tam subtiliam, sakykime, kurio mes nematom fizinėm akim, ten vyksta irgi gyvenimas, ten vyksta tam tikri procesai, ten yra tam tikros, kaip pasakyti, esybės, ten tikrai yra tas dvasinis pasaulis, kurio mes nematom, bet jis tikrai yra ir mes jį galime jausti, iš tikrųjų daug kas ir jaučia. Ir ta patirtis, sakykime, buvo irgi toks lūžis, kai aš supratau, kad žmogus nėra vien mėsos gabalas kažkoks vaikštantis ir panašiai, kad tai yra daug daugiau, kad yra ta siela,
dvasia ir panašiai, kad reikia tik į tą pasigilinti. Ir vat po to, po kurio laiko, nes vis tiek prieš 20 metų, kai turėjau tą patirtį, tai nebuvo nei tų knygų tiek, nei to interneto, kur pasiskaityti, ką aš ten mačiau, kur aš ten buvau ir panašiai. Tai va tik vėliau, sakykime, Irena užvedė ant kelio papasakodama kažką, tai buvo tam tikri žmonės, knygos, kurie paaiškino, ką aš mačiau, ką aš supratau ir aš pradėjau taikyti tas žinias praktiškai, kad pasveikčiau. Tai irgi buvo viena knyga papuolusi į rankas Valerijaus Sinelnikovo Pamilk ligą savo, tai ten buvo apie tai, kad liga tai yra kaip žinutė žmogui, kaip kažkas pranešimas, kad tu kažką darai ne taip, eini ne taip, galvoji ne taip, elgiesi ne taip. Ir aš kai tą supratau, aš tiesiog, tuo metu jau ir pamedituodavau. Ir tiesiog buvo toksai vaizdinys, tą vidinį matymą mes turim visi, nes mes visi galim matyti, kaip atrodo, pavyzdžiui, mūsų namai iš išorės. Galim įsivaizduoti, kaip aplink tuos namus apeinam, pasivaikščiojam, tai vyksta mūsų galvoje, bet iš tikrųjų šitas vidinis matymas mums duotas ne šiaip savo, mes jį galim naudoti tiesiai konkrečiai padedant savo. Ir aš tuo vidiniu matymu tarsi pamačiau tą ligą tokią kaip močiutę mezgančią ir tarsi pakalbėjau, aš jos paprašiau, kad jinai išeitų. Tiesiog sakau, aš supratau pamoką, supratau tą žinutę, kurią man siuntė, kad aš turiu džiaugtis gyvenimu, kad aš turiu keisti, kad viskas nuo manęs priklauso, viskas mano rankose, Ir aš paprašiau jos išeiti, aš sakau, išmoku šitą pamoką, dabar jau grįžk į ten, iš kur atėjai, Ir jinai atrodo toks vaizdinys, kad jinai susirinko tuos daiktus savo ir išėjo, ir aš nuo tos dienos, viskas, taip pat ir pasveikau. Ryte atsikėliau su ta mintim, kad aš esu sveika, aš vaistų nebegėriau, nors būdavo, jeigu, pavyzdžiui, ryte neišgeriu, tai jau prie pietus prasideda kažkokie ritmo sutrikimai. Bet aš savaitę negėriau 2 ir tarsi net ir laukiau, kada čia jau pasidarys man blogai, bet blogai nepasidarė. Ir 10 metų beveik aš neturiu jokių nusiskundimų nei širdimi, nei sveikata aplamai, kad jeigu pasloguoji ten ar gerklę paskausta, tai 1-2, nes tiesiog suvoki, kad sloga tai ne tik bacila, o slogios mintys, aukos vaidmuo, meilės savo trūkumas, kad kosulys, gerklės skausmas, kažkokia nuryta nuoskauda, būna nuryja nuoskauda ir stringa gerklė, ar ne? Tai kai tą suvoki ir supranti, ir tada liga atsitraukia, nes jai nebereikia jau tau kažko pranešinėti, nes žinutė perskaityti. Perskaičiusi daugybę knygų, Renata Venclovienė teigia supratusi, jog dėl bene visų ligų ir traumų kalti esame tik mes patys. Ir pokalbio metu pateikia ne vieną pavyzdį, kurių yra patyrusi ji ar aplinkiniai. Sakykime, širdies, kraujotakos ligos, tai yra gyvenimo džiaugsmo trūkumas, nemokėjimas džiaugtis tuo, ką turi, kaltinimas kitų, toks, pas mane to tikrai buvo gyvenime, atrodo, viską turėjau, gerai sekėsi, bet, tai vyras kažko nepadarė, tai tas negerai, tai anas, tokių visokių buvo, atrodo tik džiaugis ir gyventi, bet ieškai kažkur tos blogos kažkokios prasmės ir dauguma žmonių taip gyvena, iš tikrųjų koncentruojasi į tai, kas neigiama, o ne į tai, kas gali kaip tik pakylėti ir padėti tarsi iš tos duobės išlipti. Tai būna žmonėm ten kojas skauda, galbūt ne tuo gyvenimo keliu eina, ne ten sąnariai, ten sąnarių skausmas, lankstumo trūkumas požiūryje, ar nebūna žmonės tokie kaip kirviai, ne, aš geriau žinau, ir viskas, tada kenčia sąnariai, lankstumo trūkumas. Tai visos ligos yra kažkokių mūsų emocijų, minčių išraiška kūne. Tai tą keičiant, keičiasi viskas iš tikrųjų. Pasak Renatos, kai kuriuos atsakymus gali duoti ir aplinkiniai. Tai reikia išgirsti. Viena pirmųjų Renata dar mokykloje įkvėpusių moterų klasiokės mama. Tai ypač svarbu buvo tuo metu, kuomet nebuvo interneto ir kažką sužinoti ar patikrinti bet kokią informaciją tapdavo tikrų iššūkių. Kai nelankiau fizinio lavinimo, aš tiesiog sėdėdavau ant suolelio ir vieną pamoką prisėdo draugė, klasiokė, jinai tą dieną nėjo, nelankė dėl kažko, gal peršalus buvo ir kaip. Ir mes su juo besėdėdamas per tą pamoką išsikalbėjom apie, apie kaip gyvenam, kaip tėvai, kaip ką, ir jinai man papasakojo, kad jos mama domisi tokiais dalykais, kad jinai ten gal medituoja, kad susirenka pas ją žmonės pakalbėti, ir mane tai tarsi užkabino, kad man reikia nuvažiuoti pas tą draugę į svečius. Ir jinai pakvietė, mes nuvažiavom, aš su jos ta mama pakalbėjau, ir jos mama tuo metu man buvo kaip ta tokia irgi mokytoja, kuri papasakojo, paaiškino, ką aš ten mačiau, kad tai tikrai ne mano, kad man viskas gerai su galva ir panašiai. Ir taip vėliau viskas ir išsivystė. Ir kai jau atsirado tos internetai, knygos, tai aišku jau daug lengviau ir paprasčiau bendrauti ir tą informaciją rasti. Kažkurį laiką galbūt ir buvau į šoną padėjusi, nenaudojau viso to, nes kai nėra su kuo pasikalbėti, tai
Tai taip ir būna, nes ir dabar, bet atrodo, prieš kelis metus dar tų žmonių buvo labai nedaug, su kuriais buvo galima pasikalbėti tokiom temom, nes visi galvoja, kad tai čia jau pamišimas kažkoks galbūt, ar tai čia ne mum. Bet per tuos kelis metus labai daug žmonių prabudo, kaip galima pasakyti, sąmoningai ir stebiu tas tendencijas, jeigu seniau, sakykime, su 5 žmonės gali pakalbėti, tai dabar 50 žmonių sėdi salėje ir visi supranta, apie ką aš kalbu. Tai yra, fantastika. Ir nors širdies liga iš Renatos gyvenimo išėjo tarsi savaime, visgi po to moters kasdienybėje įvyko ir kitų pokyčių. Ir visus jos 4 vaikučių mama taip pat įsileido natūraliai. Pasak Renatos Venclovienės, kiekvienas veiksmas žmogų gali kankinti ar padėti jaustis gerai ne tik viduje, bet ir kūne, juk visa tai matosi. Kai pradedi sąmoningai gyventi, suvokti pasekmės priežasties ryšį, tą, kad atsakomybė už mano gyvenimą yra mano rankose, mano sprendimuose, mano pasirinkimuose, pradedi sąmoningai gyventi, automatiškai keičiasi viskas. Keičiasi ir mityba. Ne tai, kad viskas, šiandien mėsos nevalgau, bet kai žmogus valosi nuo neigiamų emocijų, pavyzdžiui, aš nenoriu bijoti, aš noriu būti džiaugsminga, ar ne, aš noriu mylėti, noriu eiti per gyvenimą drąsiai, be jokių ten baimių, nepasitikėjimų ar panašiai, kai aš iš savęs valau tas neigiamas emocijas, energijas, viskas skaidrėja, tarsi lengvėja ir natūraliai norisi lengvesnio ir maisto. Nes kuo pas žmogų sunkesnė energija, emocija viduj, tuo jam reikia sunkesnio maisto. Mėsos, nes, kaip sakau, minusas su minusu pliusas gaunasi. Tarsi sunkus maistas transformuoja, neutralizuoja tą negatyvą viduje esantį. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus protu meta mėsą valgyti, ne viskas, nevalgysiu nuo šiandien mėsos, bet viduj pas jį yra dar ten ir pykčio, ir baimių, dar kažkokių kontrolės, ar ne, jisai neneutralizuodamas to su mėsa, nedirbdamas su savim sąmoningai, jisai tą agresiją, kur jisai padės. Išsilies ant žmonos, ant vaikų, ant bendradarbių, piktas viduj bus. Tai geriau tada ne nuo to galo pradėti, o nuo savęs darbo su savim, išsivalymo nuo visokių pykčių, baimių, ten tų negatyvų ir panašiai. Tada natūraliai norėsis lengvesnio, paprastesnio, to sveikesnio maisto. Tai ir pas mane taip gavosi. Nieko protų nedariau, tiesiog iš vidaus. Žiūriu, kad jau ta mėsa retėja kažkaip ir nors nebuvo mano tikslas mesti mėsą ir nevalgyti jos, tiesiog natūraliai taip gaunasi. Ir su tuo sportu, aš nesu ten kažkokia labai didelė sportininkė ar panašiai, tikrai, 4 vaikučiai, bet nelankau nei sporto salės, nei dar kažko. Tiesiog vėlgi yra priežastys, dėl ko žmogus yra stambus, nes kada viduje jaučiamės nesaugiai, trūksta saugumo jausmo, užtikrintumo, tada kūnas kaupia apsauginį sluoksnį fiziškai tiesiog. Tai kai susitvarkai tuos vidinius tokius pojūčius, emocijas, tai tada ir kūnas, jam nebereikia taip kaupti savyje visko. Šiuo metu 4-ąjai atšalai Renato šeimoje jau 1. Ir dabar sunku patikėti, jog tokio džiaugsmo Venclovai galėjo išvis nesulaukti. Tai tik dar vienas įrodymas, jog žmogus gali kurti stebuklus. Aš tikrai viduj jaučiausi sveika ir aš pastojau po pusės metų, tikrai buvo viskas tvarkoja, viskas labai gerai ir su sveikata. Ir pirmas tas nėštumas, aš visus gimdžiau, 3 iš 4 gimdžiau Kaune, dėl visa ko, jeigu ką, bet šiaip iš tikrųjų, nieko ten nebuvo, visi nėštumai buvo lengvi, nei pykino, nei dar kažkas, nei ką skaudėjo, ėjau iki paskutinio ir gimdžiau visus lengvai ir be skausmo, ir per 4 valandas, plius minus ten visi panašiai atėjo, taip, tai tikrai tai nėra atsitiktinumas, aš jau galiu pasakyti, o dėsningumas to darbo su savimi, kai galima pasiekti tą lygį, kada nėštumas tampa džiaugsmingas, kada gimdymas tampa, nesakau, kad džiaugsmingas, bet tikrai džiaugsmingas iš kitos pusės, nes tau neskauda ir tu supranti esmę, kas vyksta, kad ateina naujas žmogus, nauja esybė į žemę ir aš prie to galiu prisidėti ir tada supranti, kad viską galima, o taip, kaip tu nori. O ne taip, kaip tau kažkas pasako, kad ten, oi skaudės, ten parą gal gimdysi, tai yra mano pasirinkimas, arba aš to patikiu ir priimu kaip realybę į savo gyvenimą, arba aš sakau, ne, aš to nepriimu, aš padarysiu taip, kaip aš noriu, kaip man reikia. Tai šitas yra toks vidinis balansas, toks pusiausvyra, kada žmogus priima atsakomybę už savo gyvenimą į savo rankas 100% ir tada jisai valdo savo gyvenimą, o ne aplinkybės, ne žmonės kiti, kurie gali pasakyti, žinok, darbo nėra, čia sunku, tai ir tau bus sunku. Tai gerai, tai jeigu jiem renkasi, kad jiem būtų sunku, tai valio, aš renkuosi, kad man būtų dieviškai lengvai. Taip ir yra, iš tikrųjų. Dažnas dvasingas žmogus aplinkinių yra nepagristai apkaltinamas nesusivokimu dabartyje ir pasakojimais apie dalykus, kurių nėra.
Renata džiaugiasi savo tvirtų būdu ir patirtimi, kuri leidžia nekreipti dėmesio į skeptikus, o ir jų moters gyvenime pasitaiko gana retai. Aš kaip tik sulaukiu tokių komentarų, kad, žinai, tu tokias stabili, žinai, tokia tikra, netrodo, kad nučiuožus, nes, aš ir dirbu, ir darau, ir baigus ir teisę, kur visai atrodo nesusijęs su dvasiniais dalykais, ar ne, ir vadybininkė dirbus, ir su projektais, ir va čia ir yra gebėjimas tas va išlaikyti tą balansą tarp žemiškos materijos, to visiškai fiziškumo, kur žmogus net nesusimasto apie dvasinius dalykus, ir tas va, kad būtų balansas, kad esi dviem kojom remiesi ir į fizinį pasaulį, ir į tą dvasinį pasaulį. Tu gali, dauguma žmonių gyvena kažkuriame viename, arba labai jau pasineša į tuos dvasingumus ir pamiršta materiją, arba kaip tik būna labai materialūs ir apie dvasinius dalykus negalvoja. Tai čia yra sugebėjimas tas išlaikyti tą vidurkį, tą balansą. Iš tikrųjų, ir aš tos kritikos nebijau, nes vėlgi aš renkuosi gyventi ne su baime, o su meile. Ir iš kitos pusės tai yra tų žmonių baimės, jų yra nuomonė, jie bijo, jie gal viduje jaučia irgi kažką daugiau, bet baimė, ką kiti pasakys ir kaipgi tu gali dabar čia būti kitoks, tu turi būti toks kaip ir mes visi. Manęs tai jau taip jau nebeveikia ir aš vis tiek žinau, kad turiu daryti tai, ką darau, man tai patinka, mane tai skatina, tai duoda rezultatą, ar ne, ir jeigu mes gyvenam 6 asmenų šeima, puikiai sutarėm, sekasi ir finansiškai, ir sveikatoje, ir visame kame, kaip sakau, tai kodėl tada to nedaryti, ką aš darau, ir ar gali dabar kažkas iš šono numušti visą šitą procesą, kurį mes pradėjom, darom šeimoje, ar ne, ir tai negali. Kai išgirstu Renatos vardą, pirmiausia, sukyla labai didelė širdies šiluma, labai daug meilės. Kadangi Renatą pažįstu labai seniai, susipažinom internetinėje erdvėje, kažkada tai buvusi auksinė žuvelė, kur mes susirinkdavom moterys, merginos, kaip sako, mamytės, seserys ir bendraudavom įvairiausiom mum aktualiom temam apie gyvenimą, apie santykius ir panašiai. Ir aš su ja susipažinau visai neseniai, tik tai grįžusi į Lietuvą. Ir ta šiluma, kurią jausdavau internetu per atstumą, visiškai pasiteisino ir pasitvirtino. Tai yra be galo mylintis žmogus, draugė, sesuo, žmona, mama, labai šilta asmenybė ir labai sąmoningas žmogus. Tas mane visada labai žavi. Šiuo metu Renata Venclovienė neatsisako padėti ir kitiems panašaus likimo žmonėms. Gana dažnai ši moteris veda paskaitas įvairiomis temomis, dalyvauja susitikimuose, bendrauja internetu ir stengiasi atsakyti į visus žmonėms rūpimus klausimus. Tai daro neatlygintinai. Jeigu galiu, jeigu aš jaučiu, kad tai perėja per mano patirtį, tai aš galiu padėti. Ir neatsisakau šiaip iš tikrųjų, nes man tai nėra pragyvenimo būdas ar šaltinis, aš tuos pragyvenimo šaltinius turim kitus, kaip pasakyti, o čia mane tai veža, man patinka bendrauti su žmonėm, man patinka matyti pokyčius jų gyvenime, kai, sakykime, kreipiasi žmogus, kur viskas blogai atrodo, viskas negerai, o parodai tą kelią, parodai, kaip su savim tvarkytis, kaip dirbti ir po kurio laiko parašo, eina savo, kaip gyvenimas pasikeitė, kaip, tikrai, tai yra tikra. Tai man tai yra didžiausias, toks malonumas ir tarsi atlygis už tai, suprantu, kad tai, ką darau, tai nėra, veltui ne šiaip. Sulaukiu tų laiškų, kai parašo, kad tas pasikeitė gyvenime, ten darbai ar sveikatos, ar tiesiog susirgo vaikas ir mama rašo, mes pabendraujam, jinai supranta priežastis kodėl ir rytoj ant ryt parašo, kad sako, temperatūra pati nukrito, kosulys baigėsi ir tiesiog dabar jau sveikstam. Tai realu, iš tikrųjų apčiuopiama ir realu. Nes, sakykime, kada vaikai labai turi tvirtą ryšį su mamom, su tėvais, tai tuo ryšiu, kaip pasakyti, teka ne tik meilė, bet tą, ką ir mama jaučia, ir baimės, ir susierzinimai, ir pykčiai. Ir dažnai vaikai serga dėl to negatyvo tokio tėvų tarpe kilusio. Jie tarsi persijima, jie tikrai jaučia visą tai ir jeigu mama įsitempus, tai ir vaikas irzlus, tai jau čia šitas nenaujiena, čia visiems yra, tai žinoma, kas turi vaikų, tai pastebi tikrai. Ir aš pati žinau, jeigu jau maniškiai pradeda pakosėti, paslauguoti, tai parą, 2 atgal atsuku, pasižiūriu, kas vyko. Gal susierzinau, gal supykau, gal kažkas, tie posakiai sako, kraujas užvirė gyslose, ar ne? Tai tas užvirimas ir yra temperatūros sukilimas, pavyzdžiui. Tai jeigu tą situaciją atrenki, supranti, ją galima mintyse ir sutvarkyti tiesiog, prašyti tą negatyvą neutralizuoti,
išvesti tą pyktį visą, ar ne, pakeisti į ramybę. Ir va taip jau dirbama su savimi. Renata Venclovienė pokalbio metu nekartą pasidžiaugė savo šeima. Ne vienam iš mūsų gali atrodyti, jog 4 vaikai šeimoje iššūkis. Tačiau moteris teigia atradusi auklėjimo metodą, kurį rekomenduoja ir kitiems, juk neteisingas tėvų požiūris gali padaryti daug žalos. Tėvų pareiga, aš suprantu, taip yra tiesiog vaikus taip, per atstumą pasaugoti, kad jie nenukristų ar panašiai, bet leisti jiem patiem ieškoti, patirti savo patirtį, susirinkti savo guzus, nebijoti, kad jie nukris, ten susimuš, kaip jis kitaip išmoks saugotis, kaip kitaip išmoks eiti, ir sakykime, jeigu kyla situacijos kažkokios mokykloje, ten su draugu susipyko. Tai nėra taip, kad aš jau iš karto ten pradedu savo nuomonę kišti, oi, koks jis neteisus, kaip čia blogai ar kažkaip. Aš jo paties klausiau, kaip tu manai, kaip turėtų būti, o kaip tu spręstum, o kaip tu norėtum, kad jisai elgtųsi. Vaikas pats jisai darosi išvadas ir geriausia tai yra per save mokinti vaikus, nepamokslauti, o jeigu tu supranti, kad blogai yra rūkyti, tai pats nerūkyk ir nerodyk vaikui, kad galima rūkyti. Arba ten, jeigu supranti, kad negerai alkoholis, tai ir nevartok pats alkoholio. Tai ir vaikas, mes nesakom jam, kad oi kaip negerai yra gerti, mes patys nevartojam alkoholio jau ne vieni metai. Ir jie tą supranta, kad tai, jeigu mes to nedarom, tai gal ir to ir nereikės, nes jis mato, jis pastebi kitus, kurie yra išgėrę, jam kol kas yra nesuvokiama. Aš nežinau, kaip bus, kaip užaugs, tai gal jis irgi norės paragauti ir pabandyti ir panašiai, tai bus jo pasirinkimai. Bet dabar tai jisai gana kategoriškas iš to klausimu, kad tai yra negerai. Renata teigia, jog viskas aplinkui yra mūsų pasirinkimas. Tai reikia šiek tiek ryžto keisti, o jei trūksta žinių, kaip ieškoti jų. Renata Venclovienė yra gyvas įrodymas ne tik kaip išgyti nuo kelis dešimtmečius kankinusios ligos, bet ir kaip padaryti, kad viskas aplinkui virstų gėriu. Visų bėdų šaltinis yra meilės trūkumas, iš tikrųjų. Nes mes pykstam dėl to, kad nemylim arba mylim ne taip, kaip įsivaizduojam. Įsivaizduojam, kad mylim, o iš tikrųjų ten būna tik rūpestis, prisirišimas ar aistra ar dar kažkas. Tai visa tai ateina iš vaikystės galbūt, ar ne? Ir tai perduodama iš kartos į kartą. Sakykime, mama ar močiutė jautė trūkumą meilės kažkokį, iš to užsiaugino šarvą, kiautą, ar ne? Jinai augindama savo vaiką, jam perdavė, žinai, ten nepasitikėk žmonėm, visi nori tave tik nuskriausti, išnaudoti, tu būk tokia ir tokia. Ta augdama vėl ten pasiima tą programą, ją perduoda savo vaikam. Ir visa tai tęsiasi iš kartos į kartą. Nes sako, kad ir tos mano ligos atveju, ar ne? Giminės moterys širdininkės, ten turi skydliaukę, dar kažką, tas problemas, tai gali sakyti, kad tai yra genetika, ar ne? Močiutė sesuo, mama, mamos sesuo, ten visos taip, ar ne? Ir aš. Bet jeigu aš dabar jau esu sveika, tai genetika dingo, ryšys dingo, tai nedingo. Dingo tik tai, kad aš atsisakiau tų programų, man perduotų to nemokėjimo džiaugtis gyvenimu, ar ne? Atsisakiau to ryšio tokio, ne šeimos, ne giminės ryšio atsisakiau, bet to negatyvaus, neigiamo ryšio, per kurį man gali perduoti kažką neigiamo. Tai reiktų kiekvienam atsisėsti tarsi ir permastyti, gerai, aš turiu tą ir tą ligą, ką jinai man nori pasakyti. Nes tai, ką nori pasakyti, tai nuo kūno vietos ir priklauso, kaip minėjau, ten akmuo užantį kepenys, kepenų sritis. O kas yra akmuo užantį? Tai yra užslėptas pyktis, nuoskauda nešiojama ilgai. Tai ar man to reikia? Čia yra transformacija galvoje pirmiausia, pasirinkimas, kaip aš noriu gyventi, su kokia emocija. Ir tai nuo to pradėti atleisti ten vaikystėje irgi, ar tėvai, ar draugai, ar kažkas įžeidė. Tai renkamės kiekvienas, su kuo mes norim toliau eiti į gyvenimą. Nelengva, tai tikrai nelengva, kaip mes esame įpratę daugybę metų, sakykime, pyktim kažko, jausti tą nuoskaudą ar ten dar kažkaip, bet viskas vaikystėje dažniausiai susikuria tos traumos, sakomos, tos psichologinės, ar ne kažkokios, ar to meilės trūkumas, ar dar kažkas. Bet viskas mūsų pasirinkimuose, nėra likimo iš tikrųjų. Bet esu įsitikinus, kad likimą tai kuriame mes patys čia ir dabar, kiekvieną dieną savo pasirinkimais, mintimis, žodžiais ir darbais ir apsileidimais. Nes jeigu kažką norim daryti, bet čia ne dabar, čia ne man, tai jau yra nepasitikėjimas, tai yra baimės. Ir tada ir rengiesi, ar aš noriu su tuo gyventi, ar aš noriu su kažkuo kitu. Taip, jeigu aš nuo vaikystės ėjau su tuo ir po 20 metų visiškai pasveikau, tai tikrai tai yra įmanoma. Ir
nežinau, aišku, yra galbūt ligų, kurių čia taip lengvai taip neišspręsti ir kurios, paralyžiai ir nesakykime, ten centrinės nervų sistemos pažeidimai kažkokie, galima kažkiek atstatyti ir tai. Tik reikia, to tokio tvirto žinojimo ir užsispyrimo, kad taip, tai įmanoma ir aš tai padarysiu. Jei nespėjote pamatyti visos mūsų laidos, ją galite rasti Gerų naujienų TV YouTube kanale arba į Facebook puslapio paiešką suvedę pavadinimą Sėkmės istorijos. O aš kviečiu žiūrėti jau kitą mūsų laidą greitai. Iki!